Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien kitoks rytas. Iš pat pradžių nejaučiu, kai miegmaišį buvau, kad vėsesnis, bet iš tikrųjų tai tikrai vėsesnis. Net kepurę užsidėjau. Aišku, nėra jau labai čia taip šalta, kad jau reiktų įsikūzot, bet ganėtinai vėsesnis rytas negu visi rytai. 7 valandos 5 minutės paliktas gyvenamasis pastatas. Tai palapė. Kaip išmiegojote? O, aptinimas 2500. 500. Išmiegojau, blemba raumenis visur, jaučiasi. Traukiniai 3 kartus girdėjau važiuojant. Ai, šiaip normaliai. Gerai, išmiegojau gerai. Visai normaliai. Šiaip geriau pripūstas. Šiandien buvo čiužinys, tai kažkaip dar geriau miegojau. Praeitus kartus kažkaip negerai prisipučiau. O traukinys tai va čia bėgiai. Pasistatėm visai šalia praeina. Aš tai tik į rytą girdėjau. Nu ką, daryt kavelę. Zarazą dar. Reikia tegul pabūti. Ketvirtoji kelionės diena prasideda. Gera nuotaika. Kilometrų begalė likę, bet vis tiek gera nuotaika. Žaibiauska ir keliaujam. Jabadabadabadu! Šilutė! Atvykom į Šilutę! Klaipėda, neužilgo, tuoj Klaipėda. Tai va, šiandien vėliau šiek tiek pradėjom važiuoti, tai dabar 9 valandos yra, 7 minutės, bet vis tiek va, prie Šilutės ženklo atiduosim duoklę nuotraukoms, Instagramui ir visiems kitiems reikalams. Ir po to į pačią Šilutę nelėksim. Lėksim link Klaipėdos, 49 km lygi Klaipėdos. Ten jau kažką, rasim kažkur papietauti, kažkokią kavinę, gal supūsim šitą videką. Kaip tavo sąnarys, kaip tavo kojytės? Tai dabar viskas kaip ir gerai, sąnariukai išmankštinti, jaučiu, truputį jau kūnelis sako, kad gal jau gana min, bet dar negana, varom toliau iki tikslo ir viskas bus gerai, bus liuks. O tikslas? Palanga! Tiltas Palangos. Jei ne šiandien, tai rytoj. O jei ne rytoj, tai kitais metais. Taip netyčia, žmona sako, nori sustoti, kai tie galiniai norėjau sakyti, aikšteliai ir žiūriu. Artefaktas! O, LRK 690. Aš jo šiaip net nemačiau, bet šiaip stovi čia jisai. O, geras. Kažkas šienavo ir matomai rado ir padėjo. Ne, jo neimsiu. Jei būtų Lenkijoje, tai tikrai paimčiau. O dabar Lietuvoje, tai gal čia kažkas važinės ir pasiims patys. Tai jeigu kas žinot, ką nuo šiti numeriai, gali perduoti savininkui, kad jie. O čia kažkokioj stoteliai. Tarp Šilutės ir Klaipėdos. Čiūteliai. Kai kosminis naujas dviratininkų takas, čia Vilčiūnai lygtais. Link Klaipėdos važiuojant tų sagų. Va ką tik ištiestas. Nu super, prieš 5 metus, kai važiavau šitu maršrutu, tai nieko panašaus nebuvo. O čia matosi ką tik iškeptas. Vakar važiavom, tai ten buvo atnaujintas. Tik tai jeigu gerai padarė taką, tai bus gerai, bet jeigu blogai, tai manau, medžių šaknys iškiloja po kelių metų. Tai, bus matyt, kaip čia bus. Gal kada gyvenime dar kartosiu ir važiuosiu šitu taku, tai bus įmanoma sulyginti.
Va, kodėl nebuvo dviratininkų ženklo, kad čia takas. Dar tik tvarko. Aš ir galvoju. Nes čia net neužpilta niekas. Tualeto nereikia? Ne. Neužpilta niekas. Kebabai irgi yra. Tai va, ten dar tik tvarkymas vyksta. Ekskavatoriai. Gal spės iki vasaros, manau. Čia taip ir planas, kad vasarą būtų padaryta. Nu va, prie visos gerumo pokštės, bet trūko, žinot ko, lietaus. Neįsivaizduoju. Gerai, kad turiu neperšlampamas pirštinius, neperšlampamas kelnes, kurių net nereikia man nusiauti va šitų kelnių, tik įsiimti telefončiką. Ir vat, kuo puikiausiai. Kad neperšlaptų batai, turiu va tokius. Ir ką reiks kapot. Ne tik prieš vėją, bet dar ir prieš lietų. Pirštinė šitas dedu atgalios, jau kad nesulytų ant viršaus. Va, štai tokį. Va. Čia visur kaip ir gal gerai. Velnias čia žinau. Na, gal kažkiek kepurė ir sulės, bet nieko nepadarysi. O gal jau ir nebelis visai. Nu ir žmona patirs visas Lietuvos vasaros šilumos epizodus. Viskas, paskutinė tradicinė 5 kelionė, daugiau tikrai nekeliausiu tokiu laiku ir su dviračiais, o ypatingai po Lietuvą, nes čia Lietuvoje tai dar gegužės pabaiga, birželio pradžia, tai nieko gero. Va, rugpjūtis, tai dar Liepos pabaiga, dar gali kažką mąstyti, tai nors šilta. O dabar nei šilta, nei geras oras, nei saulė, tik vėjas, apsiniaukia, lietus ir šalta. Nieko, galiu ufonautą vaidinti. Teisingai, galiu ufonautą vaidinti, va. Pirma žmonos kelionė, tai panašiai kaip ir mano, va. Visko aprengta. Ką turi? Aš dar tikėjausi, nudegsiu, dar kažką, nu, saulės kremą pasimim. Nu, betrūksta tik krušos. Apgavo mus lietus. Šunta žmonai rankaus. Blembo pirštinės gerulį, bet tai gerai sakė, kad gali jas visur kišti. Blembo net nenusijimu. Kai susiderinus lietaus apranga visa tamsi, skyrus batai. Aš tai dar turiu ir šitos kepurė. Reikėtų, kad šviestų truputį. O tai šito viršaus nenusimsi? Kokio viršaus? Šito. Gerai, kad apgavo lietus, nes nebūtų malonu varyti per lietų. O, vaikyti. Ai, batus tai pasiliks. Pasiliks. Ufonauto batučiai. Pietus. Kas galėjo tikėtis, kad va tokie pietus gali būti? Gali, viskas gali būti. Va, graikiška ampara. Kliuk. Skane labai. Su figom. Pažaukit. O aš tai dar va su lietaus rūbos. Truputėlį palijo, bet nedaug. Klaipėda, kai visada mūsų tinka lietui. Visada. Man bent tai būna, nežinau, ar jums visiems tai būna ar ne. Tai va. 58 kilometriukai iki mūsų tikslo Palangoje dar 34 kilometrai. Nu, Palanga, tai plius minus 30. Nu, apie 40 kilometrų. Tai va, tai dar neaišku, ar čia daminsim, bet yra šiokių tokių planelių. Nes šiaip tai 4 valandos minimo. Čia dar 2, nu tai dar 2 valandas minti. Būtų minimo 2 valandos, tai nežinau kaip čia pasitarsim, bet dabar nuėjo žmona į degalinę, į tualetą.
Nustebino Klaipėda, faina. Wow, gražus miestas. Didelis. Labai daug tvarkoma dviračių takų, tai kai kur neina pravažiuoti. Tai teko lėkti ir ne dviračių takais, ir šaligatviais, ir skveriukais. Ir va dabar pralėkėm pro senamiestį. Nu, wow. Super duper. Super duper. Seniai buvęs Klaipėdoj. Bet patinka. Naujos vietos veža. Super. Nu, ar ne faina. Padarytas visas dviračių takas per senamiestį. Jau čia biškutį sumažins mūsų važiavimą, bet nieko. O taip ir vargstam šitoj Klaipėdoj. Atlėkiau į Circle K Klaipėdoj. Jeigu čia teisybė rodo, 12 minučių vlogelį sumeta. Tai ne tuose kaimuose, kad vos supūti vlogelį. Panašu, kad jo 12 minučių jau 5% 6. Čia iš savo duomenų kalbu visą laiką. Nes kaimuose internetą pasigauti ganėtinai sudėtinga. Tai Telijos internetą naudoju savo mobilių, kaip ir kaime. Kaime irgi šitas labiausiai pasiteisinas. Tai va, šiokį tokį bardakėlį padariau. Kam šitas rankšluostis įvynioti mano laptopui. Chebrytė, aš dėliausiu, stengiuosi, jai patinka tokio formato kelionės, kad tiesiogiai vos ne, vienos dienos vėlavimo vėluoju. Tai pasakykit, laikų uždėkit, pasidalinkit su draugais, nes vis tiek motyvuoja šiek tiek, kai žiūrit, nes atsimenu, kažkurios kelionės iš vis nežiūrėjau, tai net nebuvo įdomu man ten filmuoti ir stengtis, nes šiek tiek vis tiek, kai tu keliauji, aišku, kartais pamirštu pafilmuoti, bet stengiuosi nepamiršti pafilmuoti ir stengiuosi sumontuoti, kad jūs realiu laiku gautumėt mano tos įspūdžius, tokie, kaip sakau, draugiška mainai, jei jums patinka ir pažiūrėt video iki galo, tai būtinai laiką ir kokį komentarą, ten šypsinėlę ar dar kažką, draugiškai galim. Kas šitokios? Quesadillas su vištiena. O. Tik su vištiena, teks mesti, gal jo būtų aštroka, gal tai dėl to neįmės. Nu va, šiandien tokie va bomžiniai patiekalai mums veja. Ryta gal bus geresni, ne bomžiniai. Šiandien, kad sakau, pro kaimus minė, tai nieko gero nerandi. Bet ko galima ir degalinių maistas. Toksai šiltas, svarbus šiltas. Dar turiu bomžpakių, tai manau vakare bomžpakių suleisim. Arba į kažkur į kavinę varysim, ar į kažkur. Nu žodžiu, vis tiek dar liksim Palangoje, jeigu viskas gerai. Blem, ir tikrai skanu šitos quesadillas su vištiena. Rekomenduoju. Šilta, paplotėlis. Šito koščio pomidoro sūrio. Kad visose kaimuose toks internetas būtų gerulis. Malonu būtų dirbti ir kelt. Jau dar kompas net nepasikrovė, o videkas nusiplaudino. Net kompą pakrauti truks valandą 35. Montavimas šiek tiek užtrunka, nes nukabinu. Kol sukeliu duomenys iš kortelių, iš kamerų, tai truputėlį užtrunka. Gerai, patikrins čia, kokią pusvalanduko bus ready, steady, galėsit žiūrėti. Ačiū, kas žiūrit. Pajamos nėra didelės, jei kam įdomu. Va. Iš to nepragyvenu tikrai, bet ačiū. Nu tai čia ir normalus kelias yra, ko tai. Kas tau netinka? Kas tau netinka? Tararai. Čia pėsčiom, ten nesudviračiu. Nu tai gal baigsi šitas kelias toks? Tai mums reikėjo įsukti ten, kur rodė žymų. Tai rodė keliu, ne žymų. Ten žymų nebeliko. Kokiu keliu? Nu, va. Va. Čia nesąmonė. Nu taigi geras šitas kelias. O šitau kelias, čia pėstų tėvai, to nedvirčiu važiuoti. Nu tai taip atvedė, nu tai jisai.
Ha, kas kaltas lieka. Nu, žiūrim, ką ekspertas parodė. Čia palauk, kur čia rodė? Aha, kur čia rodė, va. Taigi tuoj va išvažiuosim kraščiuku, ir va ten bus geras. Pakentėti reikia tik biškutį. Jau tiek kentėjai, tai dar pakentės. Nu, sakau. Varom. Nu, gerai. Reikalų. Yra, bet va, padarėm. Varom toliau. Jau dabar žmona sako gražus kelias, o prieš tai. Nebuvau matęs tokių ženklų. Būdą ar nupirkti. Šitiek kilometrų įvaręs be eismo įvykių būti ištaškę. Nu faina, iš Klaipėdos į Palangą važiuoti dviračių taku. Fainuma. Pritarė žmona? Taip. Mėgautis va vien tokiais vaizdais. Po šitiek prakaito, po šitiek kančių. Žinau šitą vietą. Olando kepurė. Wow. Eisim rinkt gintarų. Kaip nuotaikos? Gerai. Super, negerai. Atgaivino jėgas. Žodžiu, va, atvarėm į karklę. Šiandien nakvosim karklėje. La Siesta kavinėje. Kaip lietuvis be šaltibarščių. Skanaus vyrai. Va, dviratukai. Viskas vietoj. Rytoj okupuosim su žmona Palangą. Pasimsim gerą vietą, viešbutį, užsibukinsim, ne, iš vakaro, kad dviračius turėtum kur pasidėti, o šiandien tai kempingė kažkur, tai nusitrenksim palapinę paskutinį kartą, su palapkė, prakimarinsim ir viskas. Beveik 80 km nenumynėm. Jo, beveik, iki Palangos. Tai va, prasukom ratų daug gražių, Olando kepurę apžiūrėjom, nu žodžiu, turistaujam. Oras pagerėjo, fantastika. Ir praneša rytoj gerą orą, nu visą savaitgalį, žodžiu, kosminį orą. Buvo verta, kai sakau, atsikankinti, kad dabar tokius perliukus turėtų. Bėga geras. Tai gerai, kad bėga ir geras. Įdomu, hebrai, kainos gal, kad ne? Tai va, žodžiu, kainos yra va tokios. Paprastos šaltibarščiai 7,50 €. Puh. 5,70 €, Kijevo kotletai 2,21 €, 3 € gira ir 3,50 € didesnė gira. Jo, va čia pasimsim mes vietą. Tai žiūrėk, palapinė plus automobilis. Ne, tai man palapinė plus ne. Kemperis, tai suauga. 5 €? Po 5 €, tik nežinau, ar palapinę skaičiu. Ne, tai papildoma palapinė 5 €, 15 € kainuos. Tai žiūrėk, papildomai 5 € skalbinys arba džiovinimo mašina panaudojimas. Tai skaičiuota 2 asmenys. Viskas. Varom. Karklėje radom vieną veikiantį, kaip čia, kempingą. Jo, kempingą. Labai gražių kemperių yra. Va šitas fainas, tas fainas. Nu ir mano pats fainiausias, aišku. Tai va, pasistačiau palapinę. Prirytą, privalgytą. Kraunu savo powerbanką.
nes degalinėje nespėjo įsikrauti. Kiek čia jisai turi? O, 60%. Kompą pasikrausiu, kad naktį galėčiau palapinėje montuoti videką. Arba net va čia va prie šito stalo. Ir viskas. 80 km į kapotą. 82, jei neklysta. Stravai pamatysit maršrutą. Giedrys YouTube. Ir ką? Pravėdinau palapinę šiek tiek. Čia buvo kondensato, čia prikvėpuota buvo, bet vat ant saulytės labai greitai ir gerai įsivalė, įsivėdino. Tai dar va truputėlį čia šlapoka, bet greitai labai greitai viskas čia čiki, piki ir bus galima vėl pūsti kilimėlius ir eiti ilsėtis. Vakar radau akinius pamestus Decathlon, tai reikia šiandien įsiplauti. Ir noriu parodyti jums turą šitos kemperio vietos. Ganėtinai graži tikrai vieta, bet galiu pasakyti, kuo toliau į vasarą, tuo šalčiau. Dabar ką, matosi, kad vanduo truputėlį turi kažkokį skonį. Valymo filtrai jau čia neveikia, bet tai nieko čia nepadarysim, nes nukalkėja visi. Tai va, yra skalbyklės. Aišku, jos parūdė viską tokia, nu tai aišku, nenukaltinama nėra dalykų. Tai vat, šaldytuvėlis, man atrodo, nu ir žodžiu, skalbimo ir džiovinimo mašinos veikia nuo 9 val. Iki 20 vienkartinis naudojimo kaina 5 eurai. Čia čia gali kažką šildytis. Jo, čia dainė yra, nežinau, keptis, gamintis maistą, jeigu tau taip aktualu. Čia jau yra nemokamai. Tai prašome nepilti kavos tirščių į šičia. Į čia galima dėti. Čia administracija. Mokėti čia reikia. Čia visos taisyklės. Aš jau jums parodžiau, papasakau prieš kelias akimirkas. Nu ir tualetai. Tualetas ir dušas. Tai nieko ypatingo, nieko mandro. Tai čia rankom nusiplaut, nusidžiovint. Tualetai irgi. Nei mandri, nei kažką. Paprasti. Ir vat, kaip aš sakau, dušai. Tai vat vienas dušas ir kitas dušas. Kabyklėlės tokios, nei labai švarios, nei nešvarios. Man kartais laukinė gamta daug labiau patinka negu va tokie dalykėliai. Bet čia, aišku, tik man. Tai va, tai toksai kempingas. Yra labai gražių kemperių. Ką, išplauti šitus akinius reikia, gal įsiplaus kažkaip tai kažkiek tai. Matėt, kas atidžiai žiūrėjo, turėjot pamatyti. Nesubraižyti, tai galvau paimsiu, kai bus proga po šiltų vandeniu, išplausiu. Bet tokį kvapą turi šitas vanduo, nu grynai kaip filtrų. Tai va. Ką, bičiuliai? Šiandienos kelionė baigta. Eisiu į palapinę. Nejau prie jūros maudytis, atsisakiau. Gal rytoj, kai palanga bus. Dantys išvalyti. Kapas įdėtos. Griežiu naktimis dantimis, tai kad negriežčiau ir nežalotau dantų, reikalingos kapus. Tai va šis tas naujo apie mane. Kaip visą laiką. Susitiksim kituose video. Nepamirškit laiko, pasidalinti su draugais ir kažkokio gražesnio komentaro. Čiau.